kada jūs pirmą kartą susipažinot su kariuomenė? Ta prasme, ne mūšio lauke, bet kada atsirado pirmieji mokymai, pirmos pratybos? Tai šiaip tai aš verslininkas, realiai užsiiminėjau interneto projektais, turėjau savo įmonę ir viskas persivertė 2014 metais, kai Ukrainai Maidanas įvyko, tada labai domėjausi to ir šiaip apskritai man politika, geopolitika, visi tie dalykai domino. Tai aš tada labai pergyvenau, kad neišvažiavau į Maidaną, bet buvau atsakingas už žmonės, negalėjau mesti taip visko, bet va tada įvyko lūžis ir aš supratau, kad reikia eiti ir įgyti tokį normalų karinį parengimą, nes tuom viskas nesibaigs ir jeigu ne pas mus, tai Ukrainai aš kažkaip buvau nusiteikęs, kad jeigu prasidės rimti kariniai veiksmai, aš vyksiu ten. Kiek jums tada metų buvo, kad žmonės suprastų, gal kad čia niekada nevėlu? Kai jūs į Šaulių sąjungą užsirašėte? Ne, aš į Kaspą. Atsiprašau. Jo. Aš galvojau, tada kaip tik svarsčiau ar į Šaulių sąjungą, bet Šaulių sąjunga tada tik tai pradėjo reformuotis, tai buvo vaikų ir senukų organizacija 14 metais. Tai aš nuėjau dar į susitikimą ten, paklausiau ir priėmiau sprendimą, kad rimčiau būtų eiti į Kaspą. Ir aš tada Kaspė buvau metus laiko nekinetinių operacijų kuopoje, vaikščiojom į susirinkimus, savim motivacijom užsiėminėjau, man nepaėjo tas dalykas, tada aš perėjau į pėstininkų kuopą, porą metų buvau pėstininkų kuopoje, atitarnavau ir tada praėjau atranką į žvalgų būrį, 8 rinktinės. Na ir paskutinius 5 metus buvau žvalgų būryje, prasme, baigiau visus įmanomus kursus, dalyvaudavau varžybose, žvalgo tako, Admiral Pitka, tokios tarptautinės ir taip toliau. Kad žmonės suprastų, kad į žvalgus bet ko nepriima ir ten yra gan sunki atranka, jums tada buvo apie, kiek, 50 metų? Kažkur tai panašiai, arti to. Tai ar nebuvo taip, kad jūs buvot vyriausias kandidatas tapti? Ar jums reikėjo praktiškai sužinoti? Tai aš daug kur buvau vyriausias, aš netgi dabar važiavom kažkada į Ukmergę ten paskaitą skaityti, Kaspą ten buvusi bazė Kopustėlių, rusų kariuomenės bazė, dabar ten pratybas kartais rengia, muziejų yra įrengę ir taip papolė aš kažkada praeidinėjau kursą išgyvenimo, esu praėjęs 3 lygių visus išgyvenimo kursus ir 3 yra tas Čerli kursas ir ten pradėjo pasakot man istoriją, sako, jo, čia mes Kopustėliuose turėjom grupę, kur turim kartais to kurso, tai sako, tu nepatikėsi, sako, vieną kartą turėjom bičą, ten vienas iš pirmųjų kursų buvo ten to Čerli, ten kalėjimas, kankinimai ir visi kiti dalykai. Buvo 50 metis vienas, tai sakau, tai susipažinkim, čia buvo prieš jau kokį gal 10 metį, tai arti to. Tai jo, aš realiai visur vyriausias būdavau. 2022 metų vasario 24 rytas. Ar pamenat tą rytą? Ar jau tada žinojot, kad viskas, aš kraunuosi daiktus ir važiuoju į Ukrainą? Tai tą rytą pamenu ir sprendimas jau buvo priimtas. Realiai mano sprendimas buvo priimtas iki to jau.
Prasme, aš iliuzijų neturėjau, netikėjau nei tais apžvalgininkais, nei Zelenskiu, kuris sakė, ten pavasarį šašlykus kepsim Kijeve. Prasme, aš dar gruodžio mėnesį 23 metų buvau NATO pratybose Gogenfeldse, ten amerikiečių viena didžiausių karinių bazių, ten arti mėnesio laiko mes žvalgybos užduotis vykdėm. Tai jau tada kalbėjom, kalbos labai rimtos buvo, kad kas ten bus ten, tai aš neabejau, sakiau, kad jeigu tu droži pieštuką, tai tikriausiai ruošiesi su juo rašyti, o rusai sutelkė tokius buvo pasienyje padalinius ten ir taip toliau, abejonių jokių nekilo, kad taip. Ir man nebuvo absoliučiai jokio nei siurprizo, nei ten šoko, nei nieko. Aš žinau, ką aš turiu daryti, tam buvau pasiruošęs ir man užtruko ten gal 10 dienų, tai porą savaičių išeiti iš tarnybos Kaspė, priduoti daiktus ir dar susirasti, kur važiuoti. Kad žmonės suprastų, kaip vyksta tas vadinamasis popierizmas, kad tu galėtum kariauti Ukrainoje. Vis tiek yra kažkokie filtrai, kuriuos turi praeiti pro ukrainiečių žvalgybą, tada kažkokia sutartis. Kaip karo pradžioje, aš tikiu, kad dabar jau yra paprasčiau patekti popierizmo tvarka, o 22 metais. Tai atvirkščiai yra. 22 buvo daug lengviau patekti? Tada paprasčiau buvo. Ir aš visų biurokratijų išvengiau, turėjau kanalą, nuvažiavau iš karto į dalinį ir 3 dieną buvau fronte. Jūs apšaudymas. 3 dieną jau buvot fronte? Taip. O tie, kurie nuvažiuoja ir dabar, ir šiaip nuvažiuoja, tai, minimum kokius 3 mėnesius jie ten filtruojasi, laukia patvirtinimų, tada jos ten moko, o tada išeina į pirmą užduotį, bam, ir negyvas arba sužeistas. Viskas. Pirma diena fronte. Prieš tai buvo realiai 10 metų kačialinot, rengėtės tam ir pirma diena fronte. Koks pirmas įspūdis? Šokas. Tik tai ten būdamas, kai tave pradeda lėkti sviediniai, tik tai tada supranti, kad gali mirti kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Prasme, ir organizmui būna žiaurusinis šokas, nes nei ruoždamasis, nei išvažiuodamas, nei važiuodamas per Ukrainą, nei atsidurdamas kažkur tai bazėj. Dar to suvokimo nėra iki to momento, kai tave pradeda šaudyti. Tai prasme, tada tik tai suvoki, kur tu patekai ir kuo tai tau gresia. Ir didžiausias šokas dar būna sekančią dieną vėl eiti ten pat į užduotis. Tada, kai tu suvoki, pirmą dieną tu suvoki, kad tave gali užmušti kiekvieną minutę, grįžti, negali užmigti nuo tos minties ir tada sekantį rytą atsikeli ir varai vėl į užduotį. Čia. Kaip greit dužo tos visos dar, tarkim, visi įsitikinimai, gal ir, nežinau, nuo filmų kažkokių karinių. Ir ar tai yra daugiau artilerinis karas? Tai yra artilerinis karas ir labai mažai būna tų tikriausiai artimo kontakto mūšių susirėmimų. Klysta, kurie galvoja, kad priešą pamatys plika akimi ar per optiką. Tai prasme, pirmam karo etape tai buvo artilerinis, dabar dronų karas. Anksčiau buvo mirties zona ten iki 15 kilometrų, dabar jinai pasistūmė ten vos ne iki 30 gali būti. Kaip greitai jūs nuo žvalgo perėjot į drono operatorių? Tai realiai tai
Pas mus savokos yra, kaip čia pasakius, žvalgai ne tą darbą daro, kurį turėtų daryti pas mus. Pas mus antro pasaulinio karo metodais rengiami yra žvalgai. Prasme, Ukrainoje nuo 2015 metų nieks žvalgai nebevaikšto į jokį priešo užnugarį, jokių piškių nedaro ir jokių kolonų per skaupus nestebi ten ar per žiūronus. Čia yra visiška savižudybė. Tai prasme, kam tą daryti, kai yra dronai. Tai prasme, o pas mus lig šiol mokinasi tą antro pasaulinio karo taktikų iš dalies dėl to, kad ir neturi kitų techninių galimybių. Tai, bet čia tiesus kelias į mirtį. Jūs 10 metų mokinotės būti žvalgu, o Ukrainos karas parodė, kad tai jau visiškai nebereikalinga profesija. Jo, Ukrainai realiai žvalgai tapo šturmuotojais, o žvalgais tapo drono operatoriai. Tai aš papuoliau ten į žvalgybos ir diversijų padalinį, tai mūsų darbas realiai būdavo važiuoti į tą pilkąją zoną, keldavom droną ir skrisdavom link rusų pozicijų ir koreguodavom ugnį artilerijos. Jeigu prasidėdavo apšaudymas, bėgdavom. Kaip greitai dronai užtemdė tiesiog dangų? Pačioj pradžiai dar dronai nebuvo taip labai plačiai naudojami. Tai visiška revoliucija įvyko tada, kada dronai pradėjo fiziškai naikinti priešą. Tai prasme, kol atlikinėjo žvalgybinės funkcijas, tai buvo dar taip, aišku, neapsieisi be to, nes visas tiek artimosios, tiek tolimosios toliašaudės artilerijos koregavimas vyksta ir vyko nuo pat karo pradžios dronais. Tačiau visiška revoliucija įvyko tada, kada dronais pradėta naikinti priešą, tai pirmiausiai vadinamais tais numetamaisiais sprogmenimis iš paprastų trečių mavikų. Ir visiška revoliucija įvyko, kai prasidėjo FPV dronų era 23 metų pradžioje ir vadinama Baba Jaga, kai pradėjo masiškai pradėta naudoti. Kaip pasikeitė karas po dronų revoliucijos? Padidėjo atstumai tarp pusių. Tai jau nekalbant apie tai, kad visą techniką turėjo atitraukti minimum 10 km nuo sąlyčio taškų. Ir visa tai buvo dronų masinio paplitimo pasekoje, nes realiai mes FPV dronais tankus ir kitą šarvuotą techniką pasitinkam iš 10 km atstumo. Jau žvalgybiniai dronai pamato pagal kylančius dūmus, kad kažkas tai juda. Ir išskrenda praktiškai spiečiai FPV dronų pasitikti tos technikos. Tai jie nuvažiuoti, priartėti ten arčiau kažkiek tai neturi galimybių. Tai prasme, pas mus, nežinau, ką galvoja mūsų ten karinė vadovybė, bet su realybė tai neturi nieko bendro, tai prasme, niekur tu čia neprimanevruosi ir niekur nepasislapstysi, tai prasme, viskas matoma yra kaip ant delno. Dėl to rusai ir pradėjo taikyti tą mikropadalinių taktiką, ten leidžia po 3-4 žmonės ištisinėmis bangomis ant motorolerių, ten mažos technikos, į kurią sunkiau pataikyti, kuri yra greitesnė, ten nesvarbu, kad neturi šarvo. Tai čia ne dėl to, kad nebeturi jie tankų ar šarvuotos technikos, dėl to, kad beviltiškai yra su jie mėginti prasiveržti. Dabar, jeigu nori šturmuoti pozicijas, tu turi pasikliauti greičiu. Tai, o kas tau gali greitį duoti, tai prasme, ir turi būti mažas taikinys. Tai jeigu tu važiuosi ten kažkokią tai šarvuotą techniką,
lėtai eigia, tai tavo šansai dar mažesni yra, tai tada pasakykit, kokios kitos galimybės. Tai rusai nori judėti į priekį, tai jie ir turi pakankamai gyvosios jėgos. Tai jie naudojasi, siunčia ten šimtus tų pėstininkų, dalis jų įsikasa kažkur, tai tada pritraukia dar arčiau, tada dar vėl siunčia šimtus, tie vėl keli įsikasa ir taip juda po truputį į priekį, nes kitų variantų kaip nelabai ir yra. O ukrainiečiai dar kontratakuoja, jie tokį pat metodą daro ar tiesiog ginasi? Daugiausiai ginasi, bet kartais ir atsiiminėja pozicijas, kai reikia išlyginti ten liniją, pavyzdžiui, ar ten dar kažkokie ten svarbus dalykai yra. Tai ukrainiečiai paprastai rengia irgi greitus šturmus ir paprastai būna taip, kad parengia porą šturmo grupių ten su hameriais ar kita ten šarvuota technika ir juos lydi ten vienas koksai tankas, kuris nevažiuoja iki priešo pozicijų, jisai elementariausiai priartėja ten maks iki 5 km iki priešo, iššaudo savo komplektą ir kol jo neužmušė dronai, apsisuka ir varo atgal. O kavalerija staigiai įlėkė tiesiai į rusų pozicijas, jeigu aišku keliui nesprogsta ant minų ten ir tada stengiasi maksimaliai sumažinti atstumą ir iššokti praktiškai į apkasus, kad rusų artilerija ar dronai nebeatskirtų, kur yra mūsiškiai, o kur jie. Tai tokiu būdu vykdami šturmai. Ginklo draugų kaita yra toks labai makabriškas išsireiškimas. Pavyzdžiui, šturmuotojų vidutinė gyvenimo trukmė yra tikriausiai 5-6 šturmai. Iki 8. Iki 8. Kaip dažnai keitėsi kariai aplink jūs? Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad nebuvo to. Net dabar gavau čia prieš porą savaičių pranešimą, kad vienas draugas, netekom vieno draugo, tai karas yra karas ir su tuo apsipranti. Čia, kai praeina tas pirmas šokas, kaip ir sakiau, kai supranti, kad gali numirti kiekvieną minutę, tai tada jau žiūri visus tos dalykus truputį kitaip, nei žmogus nebuvęs kare. Jūsų pirma misija dar būnant žvalgu, kiek tada jūsų buvo, kaip čia vienetą pavadinti? Tai mūsų nedidelis padalinys žvalgybos ir diversijų buvo ten iki 15 žmonių, bet... Ar žinot, kiek šiuo metu yra jų gyvų? Daug maž žinau, bet mes išsiskirstėm po to į skirtingus padalinius. Aš paskutinė vieta, kurioje buvau, tai su tais, kur mes pradėjom karą, mes buvom dviese. Bet čia taip yra, kad su kuriais praleidi laiko, su jais bendrauji. Ir gana dažnai, aš žinau, bet nenoriu aš apie tos skaičius kalbėti. Kokia yra kasdienybė? Trumpam padirbus ir žvalgų būryje ir jau kai tapo drono operatoriumi, ar labai skiriasi? Skiriasi, tai pavyzdžiui, rutina tokia karo pradžioje Charkovo fronte, kai mes buvom, tai mūsų rutina būdavo tokia, kad mes gyvenam ten apie 10 km nuo fronto kažkur tai
ir kiekvieną rytą keldavomės anksti ryte, kokią 4 valandą ir išvažiuodavome į savo atsakomybės rajoną. Mes turėjom, tada ten buvo tokia gyvenvietė Zoločevo, ir kurią mes kontroliavom, ir už 10 kilometrų Kazačia Lopan, kur rusai buvo. Tai tas gyvenvietės jungia toksai asfaltuotas neplatus keliukas. Tai ta visa nuo vienos iki kitos gyvenvietės, tai tokia pilka zona buvo. Ir rusai tada neprasiveržė tiesiai nuo Belgorodo į Charkovą ir jie mėgino flanguoti. Ir tas keliukas nuo Kazačio Lopan link Zoločevo buvo viena iš to flangavimo krypčių jų. Prieš man atvažiuojant gal dieną ar 3, kaip tik buvo 93 brigada ten stipriai juos sudaužiusi ir mūsų padalinio užduotis buvo kontroliuoti tą atkarpą. Tai mes kiekvieną rytą važiuojam ten tą pilkoji zoną iki rusų šitą maksimaliai, kiek tik tai galim. Tada naudodavom Autel dronus ir keliam tą droną, skrendam link rusų ir žvalgomės, jeigu ką pamatom, koreguojam artileriją, bet dažniausiai jie mus pamatydavo, skrisdavo orlanai, tada neturėjom priešnodžių orlanams ir atliekdavo tada pirmas korekcinis sviedinys. Tada jau žinai, kad atliekė pirmas korekcinis sviedinys, nepataikė, tada bus jau kruša prasidės. Mes tada stengdavomės kuo greičiau susivinioti, nusileisti droną ir dingti iš to kvadrato. Tai atšaudydavo į mus ten, mes nulėkdavom iki to miestelio, to Zoločevo, atsikvėpuodavom ten ir po to grįždavom vėl į tą pačią vietą, į kurį mus šaudė. Toliau dirbdavom. Tai toksai buvo gana rizikingas užsiėmimas, o naktimis dar minuodavom prieigas ir kontroliuodavom dronais per distancinį. Tai tai tada jau pradėjau aš skraidyti su Auteliu. Taip pat dalyvavau, mūsų grupė irgi turėjo tolimosios žvalgybos bepiločius. Tai su Laleka 100 skraidydavo. Tai mes iki Sutemų tada atpatruliuodavom ten toj pilkojoj zonoj. Grįždavom į savo ten būstinę, išsimiegodavom, pamiegodavom ir tada ryte vėl tą patį darydavom. Ir taip kiekvieną dieną. Per savaitę turėdavom gal kokią dieną, 2 išeiginės. O kai pradėjau nuo 23 metų pradžios, kai atsirado FPV dronai, man taip papuolė, kad aš nuo pirmųjų FPV dronų kaip tik pradėjau dirbti FPV dronų komandai prie Donecko. Mes gyvenom Pokrovske ir vykdavom į užduotis, į pozicijas link Donecko. Tai rutina būdavo tokia, 3 paros pozicijose, 3 paros ilsiesi, ruošiesi sekančiai pamainai. Tai pirmą parą grįžęs, aišku, tik tai išsimiegi, antrą parą ten susitvarkai amuniciją, daiktus, dar pasiruoši visą laiką, kai važiuoji į pozicijas, mums labai daug ten visokių techninių dalykų yra pasirengti, tai pasirengi ir tada varai vėl pozicijas, tai toksai ir skirtumas. Tiek artimosios žvalgybos dronų, tiek FPV dronų operatoriai, jie turi būti maksimaliai prie sąlyčio linijos, nes kuo arčiau esi, tuo toliau nuskrendi, o tau reikia toliau nuskristi.
arčiausiai yra buvę pas mus priartėjusios, nes rusai vis artėjo, o tų pozicijų nenori keisti, nes tų vietų nėra pakankamai, kur ir aukštumos būtų, ir užsimaskuoti galėtum, tai ir bunkerį išsikasęs ten ir taip toliau, tai yra, kad priartėja iki 800 metrų ten ir taip toliau, bet čia jau nėra gerai. Ta prasme, drono operatorių pozicijos turėtų būti toliau, porą kilometrų kokių gal. Buvo akimirkų, kai galvojat, kad į namus jau nebegrįšit? Tai čia ne akimirkos, čia, kaip ir sakiau, tu supranti ir tiek, tai čia klausimas, kaip su tuo tvarkaisi, tai tikriausiai aktualesnis būtų. Tai aš elementariausiai susitvarkiau reikalus čia namuose taip, kaip kad negrįžčiau. Ir tada lengviausia yra, nes jeigu tu turi iliuzijų, kad tu grįši, tai elementariausiai ten neišbūsi. Tu turi psichologiškai save nulaužti, kad tu nebegrįši. Ir kiek žinau, daug kas taip ir daro, elementariausiai išvažiuoja su tą mintim, kad nebegrįž. Nes kvaila būtų kažkokiu tai stebuklų tikėtis, kai į tave šaudo, kad tu laimingai pralėks pro šalį visą laiką. Gerai, o kaip reagavo tada jūsų šeima? Tai taip ir reagavo, neigiamai, visi reaguoja neigiamai, tai artimieji. Reaguoti čia, kaip sakiau kažkam, tai irgi, kad su amžinatilsi Valantėlio tėčiu bendravau, tai jisai ir sakė, sako, labai nenustebau, kai sužinau, kad jisai ten. O kaip tu nustepsi, jeigu taip auklėtas esi. Ir taip šeimoje auklėjo. Tai nieko čia nustebinti nenustepsi, bet tai nereiškia, kad nepergyvena žmonės. Dronai kare. Kaip galvojat, ar ateis tas laikas, kai dronai tiesiog taps nebenaudingi ir atsiras tokia technologija, kai nebebus galima į dangų paleisti nei vieno drono. Ir vėl grįšim prie... Tai jau čia kalbėjo tos dalykus prieš pusantrų metų, prieš metus, prieš pusę metų ir taip toliau. Na, čia yra absoliučiai visiška nesąmonė. Tai prasme, jau viskas šito džino į butelį atgal nebesugrūsi. Ne tik dangui dronai yra, ant žemės, ant vandens, po vandeniu. Tai prasme, šiandien su tom technologijom, kurios naudojamos yra kare, pėstininkui išgyventi priešakinėse darosi žiauriai sunku, vos nebeįmanoma. Tai prasme, tik laiko klausimas yra, kada jisai mirs. Tai, o kokią kitą išeitį turim? Keisti žmonės mašinomis. Ir tai šitas karas patvirtina, kad tai yra įmanoma. Tai kaip manot, gal ateityje ir bus, kad tai tiesiog karai bus dronų karai? Visiškai. Aš manau, kad dabar kokia vyksta tendencija, tai didėja atstumai tarp priešakinių linijų. Ir tie atstumai atsiradus vis naujai technologijai, vis patobulinus dronus, ten iš pradžio tie patys FPV ten skrido ten 5 km, po to 10 km, po to mes jau pradėjom rekordus mušti iki 25 nuskrisdavom ir dabar apskritai jau šviesolaidinius dronus bando iki 40 km šviesolaidžių naudoti. Tai kur tos ribos yra, aš jau nekalbu apie ten kokius trečius lancetus ar kitas sistemas, kurie ten skrenda 40-80 km ir yra valdomi nuotoliu. Tai... Kaip greitai tos priešdroninės sistemos tapdavo visiškai bergždžios, nereikalingos kare?
Tai čia yra katės ir pelės žaidimas nuolatinis, jos visą laiką bus reikalingos. Lygiai taip pat, kaip kinta bepiločių sistemos visos keičiasi, modifikuojasi nuolatos, taip kinta ir antidroninės sistemos. Ir jų yra visokiausių, tai prasme tiek kinetinio poveikio, tiek nekinetinio poveikio. Kiek trunka paruošti drono operatorių? Tiek žvalgą, tiek ir jau kovinio drono operatorių? Tai žvalgą gerokai mažiau, bet FPV ASA parengti pusės metų reikia. Pusės metų? Taip. Ir jis toks jau gali skristi misijas ir... Gali pataikyti. Gali pataikyti. Svarbiausia. Nes išskristi čia dar ne viskas yra, ta prasme, nes atskristi iki taikinio nėra tikslas. Tikslas yra atskristi, nusitaikyti ir tiksliai pataikyti. O jūs vedat statistiką, kiek pataikot, kiek ne? Kiek veltui, tarkim? Be abejo, mes kiekvieną vakarą vadovybei siunčiam ataskaitą video failų formai. Pataikymus, nepataikymus. Tai koks tas yra vidutinis sėkmės success rate? Jo, įtakoja keli momentai. Tai yra įranga, kurią naudoja patys dronai, ir piloto profesionalumas. Tai pas mus, mūsų komandai mes skaičiuodavom, būdavo apie 60% success rate'as, o šiaip apie 30 kažkur tai pasakoja. 30%, tai taip, iš 3 tik vienas pataiko. Jo. O jeigu pataiko... Kaip ar pataiko, arba sėkmingai pataiko, vadinkim, nes yra dar tokių dalykų, kur tu sprogsti ore, pavyzdžiui. Ten dėl, pavyzdžiui, iniciatorių jautrumo, ar ten dėl drono vibracijos per didelis, ar dar kažko tai, ar visokiausių daug dalykų atsitinka, kur tu elementariausiai nepriskrendi iki taikinio. Tai priskridai, jeigu sėkmingai, radai dar surasti tą taikinį, nes kad tau davė už 10 km kažkur tai taikinį, tai dar ne faktas, kad tu jį surasi. Tai ir ne faktas, kad kai tu atskridai, kad jisai bus ten, ne faktas, kad tu apskritai neatsitiks kažkokios techninės problemos ten nuskrisi ir ne faktas, kad tu pataikysi. Kaip vyksta ta atakos dronų misija? Jūs pataikot, iš karto keliat kitą droną ir skrendat vėl? Tai pirmiausia, artimosios žvalgybos drono operatoriai aptinka taikinį. Jie informuoja apie tai koordinuojantį karininką. Mes visą laiką esame ryšyje, toksai trikampis. Tai koordinuojantis karininkas turi visą setą efektorių, artilerija, minosvaidžiai, atakos dronai. Paprastai jisai kreipiasi, kai yra taikinys. Jisai pirmiausia kreipiasi į FPV dronų komandas, nes tai yra preciziškiausias ir pigiausias būdas taikiniu sunaikinti. Tai tada FPV komanda, į kurią kreipiasi, turi įvertinti, ar atstumas pakankamas, ar nėra aukščių perkritimų ten, ar gali tą taikinį pasiekti. Čia užtrunka gal minutę kokią laiko. Ir duoda atsakymą koordinuojančiam karininkui. Taip, mes galim išskristi, viskas tvarkoja. Galim išskristi po minutės. Visa įranga parengta, užtenka tik tai įjungti droną, pasižiūrėti, ryšys, vaizdas yra, inžinierius išneša į lauką, operatorius kelia droną į viršų ir skrenda. Jeigu kas nors atsitinka, tada informuoja vėl koordinuojantį karininką, kad praradom droną,
pakeliui. Ir tada jisai pasako, kelkit naują. Dažniausiai tai būna. Ir keli naują skrendi vėl. Ir taip iki begalybės per dieną realiai iki 30 dronų išsiunti į vieną pusę. Kaip jums pavyko adaptuotis po virš 2 metų grįžus iš fronto čia namuose, kai nesigirdi šūvių, sprogimų? Kaip socializavotės? Sunkiai. Tai kaip ir ten taikai įvairias technikas, taip ir čia. Ten man padėjo rašymas, o čia padėjo gaminimas. Tai, randi visokių būdų, kaip tvarkyti su tuo, bet yra totaliai skirtingi pasauliai. Ir gerai, kai ištveri kurį laiką, tada gali jau suprasti, kad jau čia esi. Nes ten savaitę, 2, 3, tai realiai mintimis gyveni ten dar. Nėra taip, kad būdavo grįžus čia į Lietuvą akimirkų, kai buvo sunkiau, negu kad karo zonai. Tai visą laiką taip yra. Ja, visą laiką taip yra. Ten ramiau, nes visi, dėl kurių jaudinėsi, stipriai jaudinėsi, yra šalia. Ar daug sulaukat grasinančių žinučių iš prorusiškų žmonių? Ne, aš manau, kad jie jėgą gerbė. Ta prasme, su rusais yra taip, jie gerbė tos, kurie jiems gali duoti atgal. Jie negerbė tų, kurie nesugeba pasipriešinti. Čia, toksai daugmaž kodeksas. Jūs 2 metus buvot karo zonoje ir grįžtat į Lietuvą ir iš dalies suprantat, kokie yra Rusijos ketinimai ir matot, kaip čia pilni barai, laimingi žmonės, už 400 kilometrų, gal net netiesia linija, daužomi likimai. Koks jausmas apima? Ar mes esam visiškai nepasiruošę, ar mes esam per daug naivus? Gal, sakykim, taip, per daug gerai gyvenam ir labai greitai pripratom prie to gero gyvenimo ir sunkiai beįsivaizduojam, kad gali kažkas vieną akimirką imti ir pasikeisti. Tai čia toksai saviapgaulės dalykas, kur žmonės linkę yra tikėti tom, kom nori tikėti. Arūnai, ir aš visada užbaigiant, nesvarbu ką kalbinu, noriu palinkėjimo jaunimui. Pirmiausia, tai aš neskirstyčiau jaunimas, ne jaunimas. Tai viskas priklauso nuo to, kokioje tu šeimoje esi užaugęs ir kokios tavo vertybės yra. Čia ar jaunimas, ar senimas absoliučiai neturi reikšmės. Man patinka jaunimas, jie yra pragmatiški, žingeidūs, protingi ir taip toliau. O kad vieni augo vatnikų šeimoje, o kiti patriotų, tai ką dabar padarysit? Tai čia valstybės reikalas auklėti apskritai visuomenę. Čia nieko dėtas, ne joks jaunimas, elementariausiai. Jeigu žmonės, pirmiausia, kas įtaką daro žmogui jį formuojant, tai ten tikriausiai mokslininkai procentų tikslumu įvardintų, bet šeima ir mokykla, visuomenė dar kažkiek tai. Tai jeigu žmogus negavo tam tikrų vertybių šeimoje, jeigu valstybė auklėjimo ir mokymo, edukavimo taip pat nesudėliojo taip, kad tas jaunas žmogus būtų atitinkamai mokamas ir auklėjimas. Ir tai ko tada iš jų tikėtis, ko tada stebėtis, kad žmonės nelinkę ginti savo tėvynės, tai lygiai taip pat ir
nelinkę jie ginti ir silpnesnių už save, skriaudžiamų ir taip toliau. Čia tolygiškas, visiškai vienodas dalykas. Ta prasme, jeigu žmonės blogai auklėti, nu tai ką dabar padarysi, kad jie blogai išauklėti.